Kokie įspūdžiai pasivažinėjus ar su vieškeliais? Prasme, patys geriausi, man tai patiko, aš noriu dar. Ir nebuvo nei vieno briedžio, aš tikrai bijojau briedžio, nes man dar vakar išmetė tą video. Bet čia vienas geriausių patyrimų pastaruoju metu tikrai. Karolis yra nuostabus vairuotojas, aš tiesiog važiavau jam tiek garsų į ausis prileidau, atsiprašau už tai, bet buvo labai daug tokių. Šiaip, wow, tikrai ačiū labai už galimybę, tai galima dar? Ar to tikėsi? Noriu dar. Visada galima. Ar to tikėsi? Kaip? Ar to tikėsi? Aš tikėjausi, kad tu maždaug visur matai tą trasą, bet yra labai daug baisių vietų, kur tu visiškai nematai, ką tu skrendi. Ir šiaip buvom pakilę į orą. Karolis gali patvirtinti, mes buvom pašokę į orą, tai kai tu pašoksi į orą ir tu nesupranti, kur tu leidęs. Tai va šitas yra labai baisu, bet kiek įsivaizdavau, tai visų įspūdžių tikrai dar 3x daugiau negu, jeigu ne 5, 10x daugiau. Tai man dabar dar neišneža smegenis, kažką ką čia buvo. Wow, aš noriu dar, tikrai, man dabar reikia laiko suvirškinti ir noriu dar. Tai va, galimai gal ir, tik čia būtų šturmanai. Gerai, tai mes, gal kitais metais. Nieko, smagu. Aišku, po ilgo tarpo nevairavus, tai reikia truputį dar prisiminti. Jūs po ilgo laiko tarpo čia nevairavęs? Kur po metų laiko tik tai atsisėdau. Bet šiaip viskas gerai. Kaip žinot, Rally 3 yra komfortiškas automobilis, tai su juo galima smagiai važiuoti. Šilti, pasiėmė šturmanę, kuri tiesiog rėkia į ausį, pats po metų į mašiniuką įsėdo, ramiai, praskridom tiesiog orą, smagiai labai. Puikiai, šiaip aukščiausias lygis, dabar profesionalas tikrai.